Welcome all in Estonia. We are in Rapla County now, and he is Mr. Taavi Erbais, Märt Linnamägi, and Tiit Linnamägi, and they are working in Vardi Private Forest organization. Local private forest organization, and we have 400 members. Didelės miško savininkų organizacijos atstovai, sūnus su tėčiu ir dar vienas miškininkas, ir jie jau dar pasakė, kad jie turi 400 narių. We do forest owner, we help the forest owner to sell their timber also, not just me ei ole nagu ainult nagu õppepäevade tegemiseks organisatsioon, vaid üritame ikka majandustegevust ka teha. Also managing the forest owners' forests. So all three of you are foresters. Yeah, we are foresters. Yes. Yeah, all three. And you? Me... Organizer Yeah, of foresters. I don't work here. I work in Private Forest, Estonia Private Forest Union, which is the umbrella organization. Yeah, I know, but you are forester. Yes, I studied forestry. Žodžiu, jie trys miškininkas, jinai tenai centrinė organizacija dirba ir jie padeda ne tik tai miškininkystės tos klausimus tvarkyti, bet taipogi ir medienos prekybą pagelbėja miško savininkų. And we have 400 members in our association, about 400, and 13,000 hectare forest land the owner has. This, of course, this average size in Estonia only 10 hectares. But of course, in our association comes this owner who had a little bit more than average. It's now it's 14. Not 30, yeah. 20. It's middle size. 20% average, yes. Nu, sakė, bet čia į tą asociaciją stoja stambesni ir jie taip primetė, kad vidutinė valda yra 20 hektarų, but some have big... Yeah, of course. We have also some companies who has 1,000 and a little bit more hectare, and that's this average is, of course. Nu, ir sako, taipogi, ten tos asociacijos nariai yra kompanijos, kurios turi ir 1000 ir daugiau hektarų, tai taip, kad vidutiniškai yra daugiau. We have about 2 million hectare forest land. About 1 million hectare belongs to private owners, 1 million hectare state forest. Very similar to our situation. Žodžiu, jie turi apie 2 milijonus hektarų miškų iš viso Estijoje, milijonas priklauso valstybinėm, milijonas privatiem. Ganėtinai panašu, kaip Lietuva. The umbrella organization, and we have 21 local forest organizations. Such kind of guy. Yes, such kind of Vardi is our members. Šita žavi dama, jinai iš Centrinės miško savininkų sąjungos yra, projektų vadovė ir ta skaitinė organizacija vienė 21 tokią vietinę organizaciją kaip va šitie. And our work is to represent forest owners for state and so on. It's just like your Political organization umbrella. Yeah. And we are also dealing with PFC certification. We have our own group, and here is also PFC certified forest here. Privačių miškų sąjunga Estijos užsiima tą pačią atstovaujamą veiklą kaip ir mūsų asociacija, bet priedo jie čia taipogi yra atsakingi už miškų sertifikavimą, PFC sistemos. Ir va šitie visi miškai, va šito būtent vietinės asociacijos irgi yra sertifikuoti pagal PFC sistemą. And in our organization there is about 5,000 forest owners and hectare forest land. Ir sakė, privačių miškų sąjunga vienyje apie 5,000 miško savininkų, kurie valdo apie 400,000 hektarų miškų. And we have 2 workers only.
Lena and you, yeah? Yes, yes, me and Lina and 7. And Ira, Ira, she's president. board member and 7 board members. Ja, nu, jie sakė, šiaip asociacija jie turi 2 etatinius darbuotojus, tai jinai ir dar tokią administracinį darbą, dirbantį Lenę. Ir tada Aira yra dabar ten moteriškai tokia vadovauja valdybą ir dar kartu su ją 7 valdybos nariai. Ja, nu sakot, šiaip tai jau viskas, jūs galite paklausti. And will definitely will ask many questions. Tai jie turi ganėtinai tokią ilgą istoriją. Jie pradėjo vieni pirmųjų su miško savininkų asociavimusi. 92 metais skandinavai šiek tiek įtakojo juos, padėjo, paprotino, kaip tenai ten ta jungtis. Į miško savininkų organizacijas mes tada važiavom čia į Vyrų kažkur regioną, žiūrėjom, kaip jie tenai pradeda kurtis, tarėme iš tos srities ir paskui jie turėjo ilgą programą, tokia nebuvo priešpriešos su valstybiniais miškais. Valstybė turėjo ilgalaikę programą paramos privačių miškų savininkų organizacinių struktūrų kūrimosi iš nacionalinio biudžeto. Aplinkos ministerija kasmet ten skirdavo beveik po 3 milijonus Estijos kronų, žodžiu, stiprėjimui. Mes galim paklausti, kad jie patys papasakotų, kaip ten kūrėsi tokią istorinę perspektyvą, kaip jie darė iki šitą. It's interesting to hear from first list how you created your organization from very scratch, from very beginning, how it has grown up to Pride Forest Union, having strong members, local associations, and how you attract personnel, staff, how you keep those staff, how you finance your activities, on what is actually sources of keeping organization running. So maybe a bit about that. Yeah. Okay. Yeah, of course, it's very hard to keep alive umbrella organization in Estonia also, as everywhere, I think. It's hard to find the money, it's hard to find the members. Some members don't want to pay and so on. The same problem as everywhere, I think. But we are still alive. Nu, sakė, jis pradėjo nuo to, kad sako, žinot, kaip ir visur, kaip ir Estijai, sako, sunku išlaikyti tą skėtinę organizaciją, nes ne visi nariai nori mokėti narių mokestį, kaip čia išlaikyti žalias damas ir ne, kad organizacija gyvuotų. Bet sako, kaip matot, mes vis tiek dar gyvi. But much easier to keep alive such kind of local organization as we are here, because state politics is noh, et riigi poliitika ju nagu soosib meiesuguste tegevust. State politic, they subsidize the local organization, but not umbrella organization. And that's not hard to keep alive local organizations, but we have about 40 local organizations, but only 21 is a member of umbrella organization. That's the problem, the biggest problem from Estonia now, I think. But it's very hard to catch them. They don't want to pay. Ja, nu sako, daug paprasčiau išlaikyti vietinės organizacijas kaip mūsų, nes valstybė teikia subsidijas, palaiko tų organizacijų įkūrimą ir stiprėjimą. Ir jie sako, problema kita, kad tik šiuo metu jie turi 40 įkurtų vietinių asociacijų, kurios ten palaikomos valstybės, bet tik tai iš tų 40 tik 21 yra nariai Estijos privačių miškų sąjungos. Umbrella organization was 92, but in here, in the local organization, we started 2001. Ja, nu, skaitinė organizacija privačių miškų savininkų sąjunga Estijos įsikūrė, kaip ir sakiau, 1992, o jie įsikūrė tik 2001. Of course, every year about 30-40 members
comes new members every year, and now it's 400. Ir šitą kiekvienais metais ten kelios dešimtys narių prisijungia prie tos organizacijos, tai dabar jie turi 400. And it is also supported or facilitated by government supported conditions that you should increase the number. Yes, of course. And of course, if you do the good work, the neighbor to neighbor, this as everywhere, as everything. They coming. We don't make paper and journalize. No. Just people to people. Nu, sako, kai gerai darbus atlieki, tada vieni per kitus susižino ir įstoja, sakė, tokių popierinių, tik tai sąrašinių narių neturim. And first there was only 3 members, and now it's 400. Ir sakė, pradėjo nuo to, kad And buvo... and the third guy, we started this organization So here. you have been 3 of you? And Your friend, I and another guy. And you joined later, yes? Yes, he is a younger guy. Nu ir sakė, ponas Titas, jisai ir dar vienas tenai įkūrė tą vietinę asociaciją, buvo 3, o paskui jau prisijungė vis daugiau, dabar išaugo 400. And when you start your organization, so or you start from enthusiasm, Yes, yeah, of course, from of your course. own funding, or you already have initially some support from Estonian government? No. We started just for these things that it's necessary to catch the forest owner, the same organization, then collect a little bit money for umbrella organization, no, it's very necessary to. It's very necessary to forest owner that we have umbrella organization, but it's not possible to do another way this politics. So who was Mr. Tip as the initiator and leader, or you who started speaking that, okay, let's establish it. Okay, I possible. You previously worked where? But Previously, before starting this, you are working in New York. I'm forest owner here in this area, and if I bought the first forest, then I think that it's necessary to do such kind of organization here. So exactly your activity began how much forest at the beginning? About maybe some 100 hectare, and now. Nu, tai klausiau dabar, kaip prasidėjo, tai sakė, čia jie 3, tai jisai buvo tas iniciatorius, kadangi turėjo apie 100 hektarų miškų, kuriuos ten įsigijo ir sakė, nu, pradėjo tada organizuoti tą veiklą, skatindamas ir kitus apsijungti, kad būtų organizacija ir kad būtų galima jau tada judėti priekį. And one point more, because we are all hunters here also, and it's very important for us. Then this was also very important to find the forest owner who had the forest, and then we made a contract and good relationship for forest owner and hunters. It's also very necessary. And that was also one point why we do this organization here. Sako, dar viena tokia paskata, kodėl ten susivienyti, jie yra medžiotojai. Tai sakė, ten su medžiotojai susirasti miško savininkus, juos ten įtraukti, susivienyti, kad būtų, matyti, ir klubo problemas kažkokios sprendžiamas, jis dar nepasakė. Tai būtent ir tai buvo dar viena iš paskatų.